kad po to būtų lengviau sudėti. Okay. Daug professional equipment. Mes esame labai profesionalių studijų fucking istorijos klasė. Simoka labiau būti optimistu ar pesimistu šiuolaikinėje visuomenėje. Bet seniai tiesiai šviesiai nėra skirtumo. O tai kas tu esi, pesimistas ar optimistas? Aš bomžas. Aš optimistas, aš laimingas. Reikia žmonės džiaugtis gyvenimu. Bet ar ne, tu sakai, kad jeigu esi pesimistas, tu nenusivili savim ir gyvenimu ir tiesiog kiekvienas beveik geras dalykas atrodo kaip laimėjimas. Jeigu tu esi pesimistas, ir tu iš visko tikėsi, kad viskas bus tai kai actually bus kažkas tu karočiai nusivilsi, tai žinai, nedepresuosi dėl to, nes tu žinai, tai buvo blogai, bet aš bent jau to tikėjausi. Bet žinai, bet tada tu apie viską mąstysi blogai, tau nieko nepasitikėsi ir baisi depresuha po to parys, tai žinai. Žiūrėjau serialą nesenai The Great, tenai kažkokia Catherine, the Queen of... England? Ne. Anglijos? Jinai atėjo... Jekaterina, jinai atėjo į Rusiją. Jinai iš kur? Iš Vokietijos gal? Žinoma, man iš istorijos neigiamas išeina. Gerai. Ką žinau. Ir jinai atėjo tipo į tą pilį, vien žodžiu, tenai bandė pakeisti valdžią, savo tą vyrą nutrimti žemyn, nes jis buvo visiškai vien žodžiu... Žiauriai. Tai ir jai beveik pavyko, jinai buvo žiauriai optimistė ir jinai daug dalykų darė, bet jai atrodo, kad jinai viską feilina, kai viskas iš tikrųjų ėjo į gerąją pusę. Tai galų galę jinai žiauriai chujovai jautėsi, jinai manė, kad nieks jai nepavyko, nusikirpo plaukus, bet vyras mirė, ten jai žiauriai blogai buvo. Bet jinai iš tikrųjų vos ne Rusiją, vos ne pakeitė į savo pusę ir to net nematė pati. Gerai, matėjai šitą Dirkšio kovą? Nemačiau, papasakok. Tipo, žiūrėk, hear me out, controversial opinionas, Dirkšys, jis įdomus asmo, aš esu jisai blogas, bet jis kaip Lietuvos McGregoras, jisai ateina, jisai prieš visus šokinėja, karočią. Ir tipo, biškai džiaugiuosi, kad tik biškai nusadina į vietą. Labai gražiai, labai fainai. Pirma podcast dalis yra podcast'o editorius, podcast'o įkūrėja. Tai papasakok, kaip gavai tą... žalią pakę pas save. Žalė? Jinai jau pažaliavo ir pageltonavo. Čia iš... Bet tai tau tinka iš tikrųjų. LMNAFXZLGBSKQ Championship karočiai Jonavoje, kickboxas. Tai 70 kg pirmos vietos čempionas. Žiūri, kad taip. Jogimai, Bachas yra... Jo, jis susituokė, nesutikė, jis susižadėjo. Aš mačiau, ją laivą darė ir ta pana va taip vakaročią sėdi, palaš, pavyzdžiui, tipo, yra kamera ir jinai va taip, tiesiog visada sėdi, ta savo žieduką karočią. Bet tu matei rytą, eik tu nakui seni, jisai su rytą išsiskyrė, jinai iš kokio ketverto pavirto į tokį solidų devintuką. Jo, jinai dantis susitvarkė ir man žiauriai gražiai atrodo. Snukį plastinių operacijų prisidarius laikų. Jinai graži. Bet seniau tai kokia buvo Maibachui ragana. Kaip tu manai, ar jie ilgai Maibachas su savo nauja sužadėtinė išbus santykiuose? Karočią, taip sakant, Maibachas savo nauja sužadėtinė, taip sakant, karočią išbus ilgai. Bet ne dėl to, nes jisai nori, dėl to, nes jisai nešė ir jeigu jisai ją paliktų, jam reikėtų mokėti už vaiką, karočią. Jinai neš čia? Jo. Rimtai? Jo, aš nežinau, čia tiesa, karočią. Bet, karočią, taip sakant, Maibachas, karočią, užstatė čia vaiką. Žinai. Geras, nežinojau. Gims vaikas Maibachas, eiktų. Maibachas junioras. Maibachas vyresnysis. Jaunasis Maibachiukas. Išėna iš pys vieto, kad verktų Maibachas, Irena, tokia. Į pys vietą verkimą, eiktų. Ateina į mokyklą, mokytą klausimą, klausys. O, karočią, kas aš šaukti, aš viską žinočiau, Maibachas junior. Čia mano laikais buvo Maibachas, šio laikiniai vaikais turės Maibachą jaunesnį. Kaip tau, žiūrėk, aš tau turiu klausimą, kaip tau Kaune bachūrai, nes tu, kiek aš žinau, ne visai iš Kauno. Ne visai iš Kauno. Kaip tau Kauno bachūrai? Gerai, aš esu šiaip iš Kauno, jeigu tau yra įdomu. Bet tu ten pakraštyje, ten tu kažkur kampe. Gerai, Kaune bachūrai
gerai, čia gal yra biški stereotipas, bet kai pagalvoju apie kauniečius bachūrus, aš kaip tai matau. Eik tu. Grinai daug, visi kaip tu, arba tokie, arba tie, žinai, kurie per omeglę tave pasiunčia nahui tiesiog. Arba yra tie, kurie per omeglę bybį išsitraukia. Galvoju, kad man bus gyvenime tas lūžis, kur, dievai, bybį įsitrauksiu, pasmokysiu per kamerą ant omeglę. Kaip suprastų, mane įsivaizduoju, aš esu jaučiu labiausiai išsiskiriantis Kauno bachūras. Man yra, žinai, yra bet aš ne transas, ne taip išsiskiriantis, bet tiesiog, aš ypatingas. Bet ne tai, kad autistas ypatingas, bet, žinai, tiesiog. Ne, yra grupės, yra skeiteriai, yra tos, kaip čia to žodis pala? Centriniai. Centriniai. Tai karočią, raideriai, centriniai. Ir yra... Marozai. Yra dar toksai nuliukas, karočią, jis per vidurį. Tiesiog, arba tie, žinai, dar Minecrafto gameriai su tuo savo čyriaus. Virdžinai, karočią. Realiai, galima Kur lola kapoja kožną dieną. Tai čia tokie kauniečiai vienu žodžiu. Vokietijoje arba Belgijoje, kad panos gali dabar viešuose baseinuose, tipo be stanikų, tipo nuogas. Ne nuogas, bet, tipo be liemenėlės vaikščioti. Rimtai? Tipo, aš nesiskundžiu, seniai. Aš esu už laisvę, aš kartu su moterim karočią, aš už papų išlaisvinimą. Tai aš tikrai nesiskundžiu, nes čia aš girdėjau, ten bachūrai protestuodavo, sakė, čia nesąmonė, karočią. Tai liemenėlės, tipo tos, ar... Tai tipo, kad be maudimuko viršaus, tipo, vaikščioti. Seniai, aš už. Panas be liemenuko bachūrai sustakai vaikščios po to. Iškyla kita problema, bet nesmė. Ką tu manai apie Palestiną ir apie Izraelį, tą visą karinį konfliktą, tą visą dalyką? Ar esi susidarius kokią nuomonę, ar tiesiog nesikiši tipo? Šitos temos gal aš neliešiau, nes apie tai daug girdžiu paskutiniu metu, bet girdžiu, kad vyksta karas. Daugiau informacijos apie tai nežinau. Iš tikrųjų, užvakar važiavau su tėčiu mašinai ir klausiu jo, sakau, tėti, ar gali man papasakoti apie tą karą, nes aš vapšė nieko nenusimanau, tiesiog gyvenu kitam pasauliu. Ir... Vienu žodžiu, jis ten nelabai man ką ir papasakojo, kad aš manau, kad nekaltas. Visi karai, visi šitie dalykai, ir tas pats ir Ukraina su Rusija, tas pats ir su Palestina ir Izraeliu. Bet tavo podcastą galimai visi heitins dėl to, ką aš kumai pasakyti. Aš tiesiog manau, kad tai yra... Tipo, aš nesakau, kad tai yra skemas, aš nesakau, ten tipo, žmonės nemiršta ir viską visi feikina, bet aš manau, kad kažkas specialiai pradėjo karą, arba specialiai privertė kažkaip atrodyti tam, kad plauti pinigus iš didesnių valstybių, tarkim, iš Amerikos. Nes pastebėjai, bent jau man kaip atrodo, kad iš pradžių Amerika, žinoma, tiekė pinigus ginklų Zelenskiui, Ukrainai, taip pat čia viskas suprantama, viskas nice, viskas. Ir tada prasidėjo tas Palestinos-Izraelio konfliktas ir jie ten praėjo, karočią, Zelenskis susintė šitą ten kažkokį žinutę ar kažką, kad tipo, mums reikia ginklų atsiųsti ir atsiųskit ginklų, atsiųskit pinigų ir sako, jūs ką sakot, jūs mums atsiųskit, mes jums gražinsim kažkada tos pinigus. Tipo. Jie sako, mes paskolą iš Amerikos norim pasiimti kažką ten tokio. Per karą, bet po karo ten iš viso duonos ieškos, kokį ten dar skolą gražins. Man atrodo, kad tiesiog čia yra būdas valdžiai plauti pinigus. Tipo, aš bendrai, aš labai daug esu sudaręs tokių kontroversiškų nuomonių apie tam tikrus dalykus, aš nežinau. Gal gerai, neskelbk mano podcast, nes gal nušaus jo, mes čia sėdim prie pačių langės ir ten prisikalimo bažnyčia, tai mus galėtų nuo bažnyčios. Žinot, kaip būna. Labai dažnai susimąstum, ar čia yra kaip jo koksai veidas sukurtas, tipo, ar jisai yra susikūręs kokį veidą, tipo, socialiniam tiklam, ten Instagram ar kažkam, ar YouTube, ar Facebookui, kuris jisai tokius šūdus daro, ar jisai realybėje toksai. Kas toksai Maibachas? Jo. Aš manau, kad čia labiau įvaizdis toksai, nes visi mes turime vieną įvaizdą ant kameros, o kitą realybėje. Tipo veidą. Nu. Kaip ir Bielkutė mūsų. Nu, aš netikiu, kad jinai realybėje tokia yra. Kuri? Nu, tokia, žinai, biški... Čia kas? Bielka. Ai, Bielka, eik tu. Bielkutė. Aš tai jos dainą išgirdau kažkada, man draugelis sako... Man draugelis sako, seniai girdėjai Bielka dainą išleido. Ir aš buvau apšė pamiršęs, kad neegzistuoja, nes aš paskutinį kartą apie ją išgirdau, kai ten kažkas Discordo servijoje jos niūdus įmetė. Nes jos niūdus buvo palikti Discordo, čia nieko naujo. Jinai ten OnlyFansus viską turi, karočią. Tai gyvena moteris. Tai karočią, sako, Bielka dainos, kuri ją paleido. Aš jau girdžiu, kaip Akropolio raudoni laiptai tiesiog skambės nuo šitos dainos. Kažkada mačiau jos laivą, kur jinai pasakojo, kaip jai sunku gyvenime ir kaip jai blogai ir jinai blogai jaučiasi ir tada paspaudžiau ant jos laivo ir jinai ten
rožė, rožė, rožė. Aš mačiau, kai Maybachas kartu šitą darė. Eik tu, na, aš tau galėsiu parodyti klipsą. Šiaip įdėsiu į video. Kaip jokinga buvo, kur Maybachas Bielka daro tą laivą. Ir buvo prikolas. Bielka ten savo laivą stengiai kažką tai išneka daro. Maybachas tiesiog nuėjo tūliką, pasidėjo telą prie tūliko ir pradėjo myšti. Ir girdis viskas. Rožė, sako, Maybachas fonė myža. Rimtai ir matęs, kai myža jisai. Nesimatė, bet girdėjęs, žiauriai jokinga, na. Vidėjom. Prikolas buvo. Realiai prikolas būtų įdėti podcastą ir papačia dar tas, žinai, kur žmogeliukas bėga. Nu, žinai, kur ir šokinėja Minecraft ir, žinai, I'm 32 female with my 22 male. Jo, kur būna tie TikToko videos, kur am I the asshole for raping my girlfriend? Jo. Ar aš blogai padariau, paskersdamas savo sūnų, aš 24 vyras ir mano žmona 22 moteris. 15 moteris. O tu moki tai daryti? Aš savo nenoriu kišti į burną pirštą. Kodėl? Fui, ne. Kodėl? Nu ką, žinau. Tipo purvini? Taip. Tai tipo rankų nesiplauni? Gal jūs turite idėjų pavadinimui šitam kanalui? Jeigu kažkas gerą duos idėją pavadinimui, nes man dar kol kas nepatinka, padarysim shout out. Jo, būtinai, jei pažiūrėsite, būtinai rekomenduokite kanalo pavadinimus, nes mes tikriausiai keisim, kol kas jis yra, koks yra ir mes tikrai skaitysime jūsų visus pasiūlymus, kur tikriausiai nebus tiek daug, žinom, kad mes turim vieną video ir jis labai mėgėjiškas. Tai... Įrašo būdų pažymus. Tipo, iš tavo esmės... pirmą ir tavo antrą. Iš esmės, šūdas. Kalbėk. Iš esmės, jei tu gauni dvetą ir nepasimokai peršą ir vėl gauni dvetą, tiesiog vietoj vieno dvetą gauni du dvetus. Pasrašykit, kas peržiūrės šitą video, ar geriau ilgas video, ar trumpas video. Jo, nes mes kalbėjom ir buvo skirtingos nuomonės. Diskusija visa. Nes kiek supratau, vieni žmonės mėgsta ilgus podcastus, kadangi jiems patinka, ten nežinau, dirbi pasėdį podcastą, klausais kažko tai žinai, o kitiems patinka trumpi, kaip tarkim, ten, gerai, bazaras, tarkim, tai yra valanda. Jo, čia pasileidžia ir eina. Ilgas podcastas, jisai geras, jis tikrai geras, bet jisai žiūri ilgas. O kai ten būna, tarkim, tipo podcastai būna apkarpyti, žinoma. Tai reikia, jūs norite pilnos versijos, ar jūs norite editintos? Jo. Edited version. Pinigai, man būtų laimingam, bet pinigų aš nesuprantu. Realiai jo, pinigai yra svarbu ir man nepatinka, kad... Esmė tame. Pas kiekvieną bachūrą galvoje turi būti pinigai. Ir jūs šitą atsiminkit, panelės. Panelės, jeigu jūsų bachūras ant jūsų neleidžia pinigų ir jūs nespoinat, ar jūs būtumėte didžiausia princesė kūro pasaulio, tai seniai, jis nenusipelnė jūsų. Jūs galite geriau, aš jums sakau. Po gėlės, seniai, po gėlės, tegu jis tave nusiveda gražiai pavalgyti. Nei į Maką, nei į McDonald's. Grinai, pavalgyti geriau negu gėlės. Tegu nusiveda į restoraną, tegu nusiveda į folkloro simfoniją, seniai. O ką turite? Ką tu apie darbą filmuojasi? Ką? Tu turi kokių planų ateičiai, gyvenimui, ar tu tiesiog būsi graži, susituoksi kokiu turtingu išsiskyrusiu vaikinu. Kuris 20 metų vyresnis. Kuris 2 metų vyresnis, bet už tai turi 20 kartų daugiau sąskaitų, negu tavo tėvai kartu sudėjus ir gyvensi jo. Čia dar kol kas biškiai galiu palaukti šitą klausimą, dar nenoriu aš apie jį galvoti, kad ir turiu karjeros pamokas, bet nelabai... Na čia dar... Nu ką, draugai, panašu, kad mūsų laikas jau baigėsi. Panašu. Ačiū, kad žiūrėjote. Na. Ir su jumis vėl buvo editorius Augis. Vėl buvo. Pirmą kartą buvo editorius Augis ir organizatorė bei įkūrėja, bei pagrindinė reporterė ir interviuerė. Šito kanalo Urtytė. Ir su jumis buvo prie puodelio arbatos. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitą kartą. Na girdi, seni, patiko video? Tai gal numes subscribe. Ačiū.